Pagaliau ateina ir mūsų Lietuvos komanda. Kazys Genčius, Juozas Rupšys, prezidentas Alfonsas Malinauskas, komandos vadovas Virginijus Teiza. Lietuvos komanda pradeda kelti vėliavą. Varžybos atidaromos. Varžybose dalyvauja 30 šalių komandų. Kalba Prancūzijos prezidentas. Lietuvių sirgalių grupė su Lietuvos artojais. Traktoriai padarė garbės ratą, apvažiavę paminklą, važiuoja į starto vietas. Štai Kazys Genčius. Ir turėtume toliau pamatyti Juozą Rupšį. Matosi, ir jisai važiuoja. Na va, Kazys jau užsismeigė savo gairelę ir gali keliaudavo. Išdykęs Juozas yra. Neklauso. Užsigairiavo abu Lietuvos artojai. Kazys pradėjo važiavimą. Nu, Kaziui pritrūko laiko, teko labai skubėti ir nebeišėjo išmetimas. Juozo arimas, truputį per aukštas sumetimas, įžymus važiavimai. Passer le micro à Pascal Coste. Donc je demande à Monsieur Président, tout 4 ans de Britanijoje ar su kitais. Aš tikriausiai per savo darbo metus turbūt suverždėte ne 1000 hektarų tų lygių tiesių vagų ir atėjote su gera darbo praktika į geriausius Lietuvos artojus, o dabar atstovausite Lietuvos artojus ir pasaulio artojų varžybose. Man atrodo, reikėtų negalvoti, kad tai yra varžybos, ar taip, kaip mokat ar ir bus viskas neblogai. O jeigu šeimos biški pagazdintų dar išleidžiant, galutinai artojus, kad parvažiuokit su prizais, taip. Sakykite dabar jam. Mėly artojai, sugrįžta vyrai nesdami vainikų ir duonos kvapą į namus, į jų akis kažkas pripylė tauraus švytėjimo būdų. Sugrįžta vyrai, droviai sveikinti. Tie patys duonos kepalai, žodžiu, juodos duonos kepalai, pyragai bus pastatyti Anglijoje per Lietuvos artojų dienos pristatymą ir ten valgys taip pat Anglija tokia pat lietuviška duona. Užvaldęs miestas primindavo visas mažas, čia nemandu į mane. Ladies and gentlemen, Mums didžiulė garbė pristatyti savo organizaciją Lietuvos artojų asociaciją. it's a great pleasure for us to introduce you with the Lithuanian Plowmen Association. Mūsų organizacija yra jauna, turi tik tai 2 metus.
14 diena Lietuvos bandymų laukeliuose pasirodė ir Lietuvos žemės ūkio ministras Edvardas Makelis, Stepas Raudonius ir ambasados atstovai. Staiga. Na. Sveikinam brolis Latvijos. Dėkojam atsumoj. Linkim sėkmės jiem. Jie labai domėjai. David! Traktoriai išrikiuoti paradui, tai važiuosim į laukelius. Stovi prie Vytauto Staugos laukelio. Šiandien įvyks čia pasaulinėse arimo varžybose ir Baltijos šalių čempionatas, kada Vytautas atvažiuoja su gairelėm. Kur gausi su kos arkliniu arsi. Prezidentas gan būsimą pinigą davė ant plūgą kuiva. Gerai, Rimutė, gerai, tik taip išvažiuok iki galo, tai ne visiems tas kadras, tik artimiem. Rimanto pabaiga. Metimas biški per aukštas, bet į kairė pusę, va čia neblogai suarta yra Vytauto. Arimas geras ir va, gražiai išsilyginta ir įgilinimas negaliu sakyti, kad čia yra prastai. Nesupratau, kai man sakydavo,